Ignai, turbūt rungtynės nebuvo lengvos, 0-0 vis dėlto, kaip sekėsi, kaip viskas atrodė iš aikštės. Jo, kaip sakot, nebuvo lengvas tikrai rungtynės. Pirmam kėlinį dar, taip sakyčiau, gan apylygės buvo tikrai. Ir mes susikūrėm progų, ir jie keletą turėjo tokių, sakykime, gal puspragių labiau. O antram kėlinį mes tikrai pasėdom, jeigu galima taip sakyti, ir jau jėgelės apleido ir biški vargom, bet, kaip sakyt, pozityvus rezultatas, 0-0 išvyko, sakyčiau, visai neblogai. Kaip paaiškinimą, kas pasikeitė, ar varžovai ėmė geriau, aktyviau žaisti, ar mes gal pavargom kažkiek? Sunku pasakyti, labai, gal labiau čia mes pavargom negu varžovai, kad geriau pradėjo žaisti. Nežinau, kodėl, sunku pasakyti, gal iš to maniežo išėjus į gryną orą, ant geros žolės, kaip sakyti, nežinau, kas atsitiko, bet tikrai matys, kad vyrai pasėdo labai stipriai. Antros rungtynės laukia buvo, Panevėžy teko žaisti ant tokiom beveik žiemiškom sąlygom, lyjant šalta, dirbtinė danga, dabar ant žolės, labai jaučiasi tas perėjimas. Taip, tikrai jaučiasi, ten Panevėžys gal išimtis tokia buvo, bet visą laiką mes žaidė maniežę realiai. Tai, labai jaučiasi, išeini dar plius pakliuvom į šitą stadioną kaip atidarimas, tai visai kitas erdvės, viskas kitaip. Ir tikrai nėra lengva. Kaip iš to maniežo išlindus į gryną orą, reikia laiko priprasti. Toliau dabar, kaip ta visa atmosfera tos atidarimo, vis tiek tai 6,5 tūkstančių žiūrovų. Jautėsi, žaisti aišku visada futbolininkams smagiau, kai daug žiūrovų, kaip ten aikštėje tas girdėjosi, matėsi, kaip Sūduvos Sirgalių grupė matėsi, girdėjosi. Jo, iš tikrųjų, faktas, kad smagu žaisti, kai daug žiūrovų, visai kitas futbolas, nei ten, nežinau, su keliais šimtai žiūrovų. Faktas, kad girdėjosi, tikrai girdėjosi ir Sūduvos Sakalai, puikiausiai girdėjosi Sūduvos Sakalai. Ir, nežinau, sakau, smagu žaisti geram stadione prie daug žiūrovų, jauties kaip futbolistas. Šiol tekdavo žaisti savaitinių ciklų, dabar 3 rungtynės kas keletą dienų, kitos Vilniui su Žalgiriu, po to namie Šiauliai, kaip tas kitoks pasikeitęs tempas jausis, kaip manai, kaip pavyks susitvarkyti, ar iššūkis, ar tiesiog eilinė diena. Ne, tikriausiai, kad ne eilinė diena, nes reikia suprasti, kad dar, sakyti, sezono pradžia. Dar tos sveikatėlės, kaip sakyti, gal ne 100%, vis tiek, vyrai atiduoda daug jėgų, kaip matėt aikštį ir žaisti dabar kas 3 dienas, tikrai, manau, bus sudėtinga, bet manau, kad visom įmanomam priemonėm atsistatys kažkaip.